metus išeilės. Pagal svarbą. Nežinau. Toliau. Dvi yra šokėjėlis, tai Migdė ir Laura. Tai Rima, tai atsivesk jas. Dainių stiprųjį pasiėmė. Ir Audrių. Kanapkėlės. Kadangi aš daug nemoku, aš kalbėsiu mikrofoną. Ar man užduoti dar daryti? Ne, bijau. Šiaip jau vasario mėnesį mūsų gimnazijoje yra daug įvairių švenčių. To šventės turi, kaip sakau, šventinius atributus. Mes keičiame aplinką, kartais keičiame išvaizdą, yra daugiau geros nuotaikos, daugiau šypsenų. Bet šį mėnesį mes turime vieną šventę, kuri turi ypatingus požymius. Tai yra tam tikra grupė jaunuolių, šiuo atveju ketvirtokų, darosi visiems labai paslaugus, darosi visiems labai mandagus, mažiau pramiega rytais, na ir pagaliau daugiau laiko ir dažniau praleidžia pamokose. Ir dar galiu, aišku, vardinti šitų gerų daug dalykų. Ši šventė nėra stebuklingos kalėdos. Ši šventė yra vadinama šimtadieniu. Ši šventė ypatinga dar tuo, kad ketvirtokai visi yra be galo laimingi.
Vieni yra laimingi, kad liko tik 100 dienų, o kiti laimingi, kad liko dar 100 dienų. Aš šiandieną, kreipdamasis į jūs, nenoriu jūsų sveikinti su 100-dieniu. Aš noriu jūs sveikinti su tais gerais pokyčiais. Ir linkiu, kad tų gerų pokyčių būtų dar daugiau. Geros nuotaikos ir sėkmės šiandien, vakare ir... ir kiekvieną dieną iki pat birželio pabaigos. Nu ir kaip sakoma, post scriptum, čia daugiau kreipiuosi į trečiokus, kurie čia dalyvauja. Siūlau galbūt kitais metais šitą gražią 100-dienio šventę su tais visais gražiais iš to išplaukančiais dalykais perkelti į rudenį. Pagalvokit. žmonės bėga vieni nuo kitų, nuo atsakomybės,
gyvenimą. Girdėjau vyrai, kuris bėga. Tai trečias miestas, ne? Galėčiau jūs jums dabar pat. Bet kas iš to? Galvojate, pabėgsit nuo atsakomybės. Jog nereikės skolos grįžti. Duoklės. Galvojate ateityje, jums jūsų vaikai padėkos? Bet aš jų geras. Esate laisvi 100 dienų. Niekas dar jūsų nekankina, nekankins ir tegul gyvenimas. Pasielgti teisingai. Žinoma, jums malonu duobės kasti ir kasti. Bet jei norite daugiau. Juk per 100 dienų galima kalnus